Sveiki naujienų portalo JPLT žiūrovai, atvykome šiandien į Judesio DNR, kuriame pakalbinsime šios įstaigos vadovą Paulių Steponavičių, kineziterapeutą, apie tai, kas gali lankytis reabilitacijos klinikoje, kokie įkainiai ir būtent kokias paslaugos yra atliekamas. Sveiki, Paulių. Sveiki. Pirmasis klausimas Judesio DNR, būtent ką jūs atliekate čia, kam yra skirta ši įstaiga? Taip, skirta yra, kurie turi skausmą, traumą, gal po operacijos, galbūt yra kūdikis, kuriam reikia raumenų tonusas, gal yra padidėjęs, sumažėjęs, kurie skundžiasi tiesiog įtampa kakle ar nugaroje, tai ir yra gydomojo masažo specialistas dirba. Tai va. O galbūt žmonės, kurie laukia reabilitacijos ligoninėje, jie gali prieš tai atvykti pas jus ir tada vėl grįžti į ligoninę? Taip, žinoma, gali, nes yra kartais ir ilgiau tenka laukti, o kai esi traumuotas, ligotas, turi skausmą, tai žinoma visada gali pas mus kreiptis. O kokiamis problemomis dažniausiai žmonės skambina, ateina ir kreipiasi? Galbūt nugaros skausmas, galbūt turi nugaros išvaržą, ar turit specifinių tokių problemų? Ne. Ateina įvairių žmonių, kurie ir skundžiasi ir nugarą, ir kurie gal po operacijos kelio, čiurnos, galbūt tiesiog stresas darbe, gyvenime ir gali ateiti irgi taip pat. Visgi tikriausiai nepaslaptis daugelį įdomus įkainiai. Pas jūs galbūt kainos priklauso nuo tam tikrų procedūrinių dalykų, galbūt nuo aparatų, ar visgi tiesiog įkainis toks ir viskas jo nekeičia? Ne, galim koreguoti, bet tai yra, tarkim, kineziterapijos konsultacija kainuoja 30 eurų, individuali mankšta 25 eurai, individuali mankšta kūdikiui ar vaikui 20 eurų. Tai yra nustatyta mūsų įkainiai įstaigos. O kaip žmonės gali kreiptis jūs? Galbūt yra kažkur tai parodyti jūsų kontaktai, galbūt reikia kažkaip specialiai pakalbėti tam, kad viską išaiškintų, kokios problemos. Ar paskambini, pasiteiraujus, atsako žmogus, man skauda ir viskas? Taip, mes turim, aišku, kontaktus, yra kontaktinis telefono numeris, galima Facebook'e parašyti asmeninę žinutę ir tada susitikę konsultacijos metu jau sprendžiam problemą. O kiek šiuo metu tų darbuotojų dirba pas jūs? Galbūt įvairiausių specialybių darbuotojai dirba? Taip, mes esam dabar, komanda sudaro 7 žmonės, tai yra administratorius, 2 gydomojo masažo specialistės, 2 vaikų kineziterapeutai ir dar 2 suaugusių kineziterapeutai. Minėjote, jog ne tik suaugusius gydot, reabilituojat, bet galbūt ir komanda, kokias tai Panevėžio komandas, galbūt kitus Lietuvos miestų komandas. Taip, ateina ne tik sportininkai, tai ką mes kalbėjom, bet ateina ir sportininkai, tai ir Ekranas, ir Dembava, ir FK Panevėžys, ateina ir krepšinio komanda Lietkabelis. Dabar susikūrė komanda moterų krepšinio lygoje, tai ir kuruojam ir jas, ir dar rankininkų komanda Kova. O visgi neskaitant tų sportininkų, kurie būtent ateina žinodami kokios problemos, galbūt žmonės priimate ir iš gatvės eilinius Panevėžio miesto gyventojus, galbūt ir rajono gyventojus. Taip. Laukiame visų, jeigu yra problema, tai mūsų darbas kaip kineziterapeuto padėti gydyti ir prevencija gali būti. Pas mus atvažiuoja ne tik iš miesto, rajonų ir apskričių atvažiuoja, tai mes džiaugiamės ir kviečiame ateiti gydytis ir galim padėti jums. O galbūt planuose turit plėsti savo kineziterapeuto kliniką? Visada norisi pirmiausia padėti žmogui, jeigu bus poreikis, taip, aišku, svajonės visada yra plėstis.